parodyti, kaip pasidaryti savo trafaretą iš nuotraukos nemokama programa GIMP. Tai iš pradžių įsikeliam savo nuotrauką ir ją reikia išsikirpti visą foną. Tam mes galim naudoti vieną funkciją tokią, kuri labai taip grubiai ir greitai iš tikrųjų viską padaro. Ir arba, jeigu norim truputį atidžiau, tai tada naudojam šitą parkerio įrankį, su kuriuo galim apsikirpti viską taip lygiau ir pasidaryti tokius kaip lygesnius ir apvalius kraštus. Tiesiog pelės paspaudimu formuojam linijas ir vingius ir tuomet čia ne visai kartais gaunasi taip pat tiksliai, bet jums to tikslumo nereikės labai daug, nes viską galėsite su peiliuku jau pjaustant pasidaryti atidžiau. Taip. Sujungiam taškus, šitus likusius. Ir čia visai svarbu pasakyti, kad sujungus juos, spausti dešinį pelės klavišą, select ir from path. Tuomet mes gauname tą takelį, kuris ir apibrėžia visą mūsų trafaretą. Dešinys, select, invert ir dabar jau spaudžiam delete ir turime tik tai savo veidą. Reikia iš pradžių taip pat select ir invert vėl pasirinkti. Colors, threshold ir jau štai mūsų nuotrauka pavirsta į juodai baltą trafaretą. Galite pasirinkti, kaip smarkiai kontrastuoti. Ir tas kontrastas ir duos jūsų pozityvą ir negatyvą nuotraukos, kurį turėsit išpjauti. Detalės gaunasi ganėtinai grubios su šia programa, su Photoshopu lygiau gautųsi viskas truputį, bet jūs pjaustydami būtent šitus smulkius kažkokius nesutapimus galėsit apibendrinti ir išpjauti detaliai viską. Jeigu pjaustant pasimes kažkokios dalys, jūs taip pat susirinkti ir turėti ir atsinešti. Paskui mes viską apsikliuosim į vieną bendrą vaizdą ir turėsim jūsų pilną trafaretą. Svarbu gal pasidaryti, kad nebūtų jau pačiam trafarete labai daug baltų mažų smulkių detalių, nes tada bus ir labai sunku viską išpjauti. Tai tiek, spaudžiam OK ir jau turime savo nuotraukėlę, kurią einame file, išsaugojam, export ir pasirinkę būtent JPG formatą iš visų esamų formatų, jie išsisaugojam. Ir tuomet tą nuotraukėlę būtent dar atsiunčiam į vaidasinį@gmail.com su savo vardu, kad būtų aišku, kiek žmonių dalyvaus ir kada jums ateiti. Gegužės 18-28 dienomis.